Naujas pasimatymų vakaras per TV3 prasideda. Čia pasirink mane. 30 merginų nerimaudamos laukia, kas žengs šį vakarą pro paslaptingas duris. Ar jis bus tas, su kuriuo viena iš jų nueis į pasimatymą? Pastaruoju metu tai surasdavau ne vyrus, o berniukus. Leonardo DiCaprio labai imponuoja. Jeigu jisai man tikrai skirtas, aš jaučiu viduj. Ar išdrys man patikęs vyras prie manęs prieiti? Sutikite žaidimo vedėją Mindaugas Stasiulį. Sveiki! Gyvi! Nors Lietuvoje ir būtų 40 laipsnių šilumos, tačiau mums čia studijų būtų per šalta. Nes mes pripratę prie kur kas karštesnių dalykų, kurie vadinasi pasirink mane! Savo kailyje nerimsta 30 nuostabių antilopių, kurios nori būti suvedžiotos. Taip, kad dabar pat pasitikime merginas! It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Dalyvių dar laukia pasimatymas, kurį mes netrukus išvysime. O kol kas grįžkime į studiją. Šioje meilės ir jausmų žvejyboje mums puikiai kimba, ką tik palydėjom dar vieną porą. Nepamirškite, ir jūs galite patekti į šį šou ir atsidurti čia studijoje, kaip tą padarė Raimonda. Pasitikime naują mūsų merginą. Beje, pasitikime ir naują vaikiną. Sveikos fėjos. Aš Bananas, princas iš Azijos. Ar mes nepaslysim ant banano? Sužinosim jau netrukus. Pirmoji pažintis buvo tikrai įspūdinga, o dabar pats metas, merginos, jūsų sprendimui. Ačiū merginoms. Vilma iškart buvo pastebėta ir gavo pilos nuo banano. Bijai paslysti ant banano? Aš nemėgstu bananų. Visiškai? Visiškai. Kas merginos mėgstat bananus? O, Justytė. Aš mėgstu bananus. Kiek suvalgai bananų? Kiek duoda? Kol kas turim tik vieną. Bet didelį. Merginos, antrasis raundas, mes žiūrėsime video apie bananą, o jūs spausti mygtukus galite viso video metu, kai jis baigsis, nelieskite nieko ir nepamirškite, raudona šviesytė, ate mergytė, žiūrim! Esu Azijos princas, keliautojas ir čilo mėgėjas. Labai mėgstu gerai ramiai leisti laiką ir
Turiu posakį, darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs. Pirmiau čilas. Azijoje leidžiu savo laiką dėl to, kad patirti naujų įspūdžių, naujų jausmų, emocijų. Tiesiog nuvažiavęs stengiuosi dažnai nieko neveikti, gaudau jausmą ir bandau įsilieti tarp vietinių. Esu vienintelis Lietuvoje rytietiškos muzikos didžėjus ir vienintelis turbūt groju Bolivudo muziką. Užsidirbau pragyvenimui dirbdamas internetu. Dėl to manęs nesulaiko nei darbo vieta, nei apskritai jokia vieta. Tiesiog kur yra internetas, ten ir aš. Video buvo tikrai vaisingas ir geras. Nedaug merginų paspaudė raudoną šviesą. Todėl pats metas pakalbinti merginas. Aš matau toli esančią Ievą, pirmąją moterį. Tačiau šiuo atveju tu nebuvai pirmoji, kuri paspaudė raudoną mygtuką. Kodėl laikaisi vis dar? Tai, kad man labai patinka Azijos šalis. Su bananu kartu. Taip, ten mėgstu keliauti, jau buvau ir dar keliausiu. Ir tikiuosi gal su juo. Gal už jo pinigus? Kodėlgi ne? Ne, šiais laikais merginos pačios sugeba keliauti. Kas nemėgstat Azijos gyvačių, driežų, tarakonų? Aušra tai jau seniai nemėgsta. Justina. Taip. Labai patiko. Iš pradžių ir vaisius, o po to apie Aziją, kai sužinojai dar labiau. Labai. Justina yra tiesiog pozityvas, jai viskas patinka. Ar patiks jums tai, ką bananas dabar padarys? Čia pat. Sužinosime po 3 raundo, kadangi jis turi paruošęs ypatingą savo pasirodymą. Sėkmės tau ir žinoma gerų įspūdžių visiems žiūrintiem. Na kągi, aš esu ne tik bananas, bet ir klajojantis dailininkas. Labai mėgstu paišyti aktus, bet kadangi cenzūra man to neleido, nupiešiu kai ką įdomesnio. Bananinė šypsena. Merginos, dabar, jau dabar jūs galit rinktis. Raimonda, tu viena iš nedaugelio merginų, kuri paliko baltą šviesą. Kodėl? Tiesiog reikia suteikti šansą. Tai tu jo gailiesi? Nesigailiu. Gerbiamas bananai. Bičiuli, merginos tave įvertino taip, kaip įvertino, liko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 švieselės. Ir tu jau 4 raunde, kada pats gali rinktis dėmesio, palik tik 2 degančias baltas šviesas. Tavo pasirinkimas, keliauk po pasaulį. Gerbiamas bananai, spaudžiam mygtukus. Sudie Raimonda. Žudikiškas bučinys į ranką. Gracija. Bananas pasirinko. Ernesta ir Ieva liko. Gerbiamas bananai, tau reikia užduoti lemiamą klausimą merginoms. Vieną klausimą abiem. Ar išsitituliuotumėt mano vardą ant krūtinės? Wow. Klausimas geras. Ant kieno krūtinės? Gal ir ant mano. Nesvarbu, tai buvo ant krūtinės. O jeigu ant savo? Tikrai ne. Nu, jeigu žmogus bananą nusipieštų ant krūtinės savo? Dėja, bananą ant krūtinės nenoriu. Tai kur tada? Mes turime pirmąjį negyvėlį šiame puikiame šou. Jeigu tu būtum subirėjęs į krūvą, ši šou vadintųsi Susirink mane. Kol kas tu visas. Ir mes turėsime pasirinkti. Slaptas faktas apie vieną iš tų merginų.
Ieva arba Ernesta turi namuose 4 brolius ir nebūtinai suprastų užtatuiruotą bananą ant krūtinės. Rinkis tavo paskutinis ir lemiamas šansas. Pirmin! Ieva ar Ernesta? Ieva! Čiupk ją už rankos arba už kojos ir veskis čia. Norėjau pasakyti už rankos, bet jos rankos trumpos, o kojos labai ilgos. Tai yra nuostabu. Jūs keliaujate į pirmąjį pasimatymą, gal tai bus netgi Azija ir ten skambės Bolivudo muzika. Sėkmės jums abiems, pirmasis pasimatymas. Kiekviena mergina, manyčiau, būtų apsidžiaugus, nes vis dėlto vaikinas vertas dėmesio. Tarsi atgimiau iš naujo. O, nu, viskas sužybo akise. Labas. Tai tu? Tai aš. O, come on. Nemeluok. Melagė, aš tas nepažįstu. O ne. Aš galiu šiaip. Taigi tu, kurią išsirinkau. Tikėjausi ramesnio vaikino. Mažiau priekavaus. Bet tai buvo, tikėjausi, kad jis toks energingas viskas, bet ne tiek. Jo, tau rimtai patinka Azija ir tu dar ten nebuvai? Buvau. Kur? Buvau Kinijoj, mėnesį laiko. Eik Liepos tu, gale važiuoju į Tailandą. Į Tailandą? Taip. Bet tai palauk. Bet tik savaitę. Bet tai Liepos gale ten visiškai lietaus sezonas. Aš Ten visiškai... kaip tu važiuoju? Ką dirbsi? Aš dirbsiu, ką reikia. Tu manekenė dirbsi? Taip. Visiškai blondinė ir manekenė tenai. Išeini, va tai va, plaukus, va, kaip tu ką tik padarėjai. Taip. Tai ten taip ir. Aukšta, šviesos plaukai, ilgos kojos, na, tikra lietuvaitė. Ko daugiau norėti? Na, ko daugiau tikram vyrui norėti? Skanus. Negaliu patikėti. Tu apgavai Viskas, aš ją apgalvojau. Ne, aš tavęs neapgaudinėjau. Ne, tikrai neapgaudinėjau. Visiškai. Apsvaigau, na, tai... Apsvaigau ir pradėjau dar labiau visko nesuprasti šiam pasauliu. Buvo tikrai svaginantis momentas. Gal ištverčiau jį, bet nežinau, ar sugebėčiau visą gyvenimą taip pašėlusiai gyventi. Merginos! Patarimas jums, nemeskite kelio dėl pirmo pasitaikiusio banano. Pasirinkite geriausią ir skaniausią. To visiems ir linkime. Iki kito vakaro. Čia buvo Pasirink mane.